Tai tik kelios antraštės po liūdnai pagarsėjusių Lietuvos jaunųjų futbolininkų pralaimėjimų 2010 metais. Lietuvos futbolo federacijos prezidento Liutauro Varanavičiaus įvardintame vienu sėkmingiausių sezone Lietuvos ateitis jaunių ir jaunimo rinktinė sužaidė 50 tarptautinių rungtynių. Per jas lietuviai iškovojo 10 pergalių, 13 rungtynių sužaidė lygiosiomis ir patyrė 27 nesėkmes. Įsimintiniausias 16-mečio rezultatas – pralaimėjimas 0-5 Lenkams, 17-mečių pralaimėjimai belgams rezultatu 0-9, danams 0-7 ir airiams 0-5. 18-mečiai draugiškose rungtynėse 1-2 sugebėjo pralaimėti netgi Liuksemburgui, o 19-mečiai buvo sutriuškinti 0-6 Ispanų ir 0-8 Ukrainos. Futbolo federacijos prezidento Liutauro Varanavičiaus nuomonė šie rezultatai nieko neatspindi. Dėl vaikų tu niekada nesuprasi, per daug trumpą laiką prie futbolo esi. Galėčiau išaiškinti, bet taugi neįdomu, tau reikia rezultatą pabrėžti. Dėja, futbolo gerbėjams rezultatai nėra tokie nesvarbus, kurie po gėdingo 17-mečių pralaimėjimo 0-7 Danijos rinktiniai buvo tiesiog įsiutę. Šaunus tas Lietuvos futbolas. Pasirodo, ne tik merginos tokiais rezultatais gauna. Varanavičius valdo. Geras akademijos darbas, matosi rezultatai iškart, taip ir toliau link pergalių. Futbolo gerbėjai ieško kaltų, tačiau tą padaryti yra sudėtinga, kai atsakingų už pralaimėjimus nėra. Aš prie tų rinktinių nelabai prisiličiu, neatsakingas, nieko negaliu atsakyti. Bet juk jūs esate rinktinių direktorius. Aš esu A ir U21. Apie tas aš galiu kalbėti. Rinktinių direktorius Tautkus neatsakingas. Netrukus įsiaiškinome ir tai, kad neatsakingas ir jaunimo rinktinių direktorius Stasys Stankus. Aš esu federacijos techninis direktorius. Kažkur kuruoja visus šitos klausimus, reiškia, vaikų jaunimo asociacijos prezidentas Lavrinavičius. Stankus taip pat neatsakingas. Nei prieš 20 metų, nei prieš 10, kai vadovavo nacionaliniai rinktiniai, nei dabar. Jo teigimu, visą jaunimo situaciją geriausiai gali išaiškinti 80 pusėjas Romualdas Lavrinavičius, kuris dar šiemet pats save išsirinko vadovauti 1994 metų gimimo rinktiniai. Žvelgdamas į praėjusių metų rezultatus, Lavrinavičius siūlo laukti. Tiesa, kiek nežino ne jis pats. Kaltų yra, žinai kur? Kaltų bus, reiškia, anam pasaulyje, va ten pasikrapštyti, ten gal rasim kaltų. O čia yra visi bendraminčiai, visi dirba, visi stengiasi, kaip yra, taip yra. Turim viens kitam padėti ir ieškoti geresnių laikų, laukti. Bet pripažinkit. Tikimės, jie ateis, kitais ar kitais metais ateis. Lavrinavičius 16-mečių trenerių save išrinko, nes nebuvo daugiau tinkamų kandidatų. Ta netaip seniai Lietuvos futbolo federacijos surengtoje spaudos konferencijoje pareiškė ir Stankus. Renkant 17-mečių rinktinės vyriausiai trenerį, tinkamų kandidatų atsirado. Tarp jų ir ne vieną nacionalinės rinktinės žaidėją išauginęs Vilniaus futbolo mokyklos treneris Viktoras Osetrovas. Kai renkamas treneris, tai turi būti suplanuota strategija, kokį mes norim matyti trenerį ir koks treneris su kokiu planu darbo ateina. Jūs turėjote savo planą? Aš turėjau savo planą, bet bendras strateginis planas būtent iš federacijos, jis turi būti visiems aiškiai žinomas. Buvęs kandidatas į Lietuvos futbolo federaciją iškėlė vos 2 sąlygas – atsivesti rinktinę savo asistentus ir 5000 litų algą, kurią pasidalintų visas trenerių štabas. Išgirdę šias sąlygas, Stankus pasakė ne.